Šiandien apie atvirą širdį. Vakar patyriau, kas tai yra. Tikriausiai kiekvienas mūsų tai patiriam vaikystėj. Tačiau visos tos traumos ir suaugusių žmonių protai, iš proto priimami sprendimai mus sutraumuoja, užveria širdį. Ir tada toliau mes einam gyvenimo keliu, remdamiesi savo pačių protais, kaip ir dauguma šitoj vakarietiškai kultūrai. Tai vakar gavau patirti nuostabų dalyką. Yra toks žmogus Aurimas Maziliauskas, kas dar nesekat, tai sekite į Facebook'e, kuris pasidalino savo nuostabiomis patirtimis ir filosofija, žiniomis įgytomis per savo patirtis. Tai vyko Kaune, Boho arba Bohau, nežinau kaip tarėsi, studijoje, kur taip pat turėjome nuostabią praktiką, kurią vedė tos studijos šeimininkė su muzika, garsais, vedimu. Ir visų tų praktikų dėka man taip atsivėrė širdis kaip niekad, kaip niekad lygi šiol. Labai buvo įdomus patyrimas. Nemažai meditacijų metu būna taip, kad šyla delnai, energijos. Ir vakar užteko tokio pasakymo, kad stebėkit, ar jaučiate tą šilumą. Tai jūsų širdies šiluma, tai jūsų meilė. Nežinau, ar taip teisingai, jau dabar čia perfrazuoju ir fantazuoju, kaip aš tai girdėjau. Bet man tada buvo toksai, vau. Šita energija, šita šilta šiluma, šita kaitinanti tiesiog energija, mano delnus, tai sklinda iš mano širdies. Tai meilė. Ir aš ją jaučiu, aš esu gėris, aš esu tai. Ir aš tokią meilę sau pajutau ir aplamai tiesiog meilę. Tik tai paskui prieš išeinant dalinomės, kas ką išsinešam iš šio susitikimo, tai aš pajutau, kad aš išsinešu meilę sau, ko nelabai kur mažai gal buvau patyrusi, nežinau, nes tikriausiai ta širdis dažniausiai tiesiog užverta. Ir tikrai jaučiausi, lyg išsinešu meilę sau. Ir ta meilė, jaučiu ją viduje ir ta meilė ir man, ir visiems. Tai toks įdomus patyrimas atviros širdies ir turiu tokį norą gyventi atvirą širdimi. Tai tiesiog nuostabu. Linkiu tai patirti visiems ir ieškoti praktikų, kaip atverti savo širdį, kaip ją apvalyti nuo jausmų, ten užstrigusių jausmų ir kaip ją atverti. Tiesiog pasakiška patirtis ir retrospektyva. Aš tuomet žvelgiu į praeitį, į savo sprendimus, į savo elgesį ir aš matau, kaip smarkiai tai buvo įtakota proto ir širdies atsiverimą, ryšį su kitu žmogumi aš esu kažkada jautusi, bet iki galo nesuvokdavau, kas tai yra. Tik žinojau, kad tai buvo gera, aš to noriu. Ir mano protas dažnai bandydavo išprievartauti mane arba kitus aplinkoje esančius žmonės tam širdies atsiverimui. Mano vargšas protas taip stengiasi dėl manęs pačios, kai iš tikrųjų, kai atsiveria širdis, jokios ten prievartos ir jokio proto ten nelieka, tiesiog yra gera ir tu jauti tą ryšį, tarpusavio ryšį su pačiu savimi, tai tiesiog gera. Linkiu jum rasti praktikų, kaip atverti savo širdis ir linkiu to paties ir savo, todėl kad noriu, kad tai išliktų ir augtų ir didėtų. Kuo atviresnė širdimi eiti į pasaulį, į žmonės, į gyvenimą, į save. Tai tiesiog nuostabu. Bet gal į vaikystę, kai buvo viskas gera.